Kolegas smulkintams atrado, buvo senas surūdėjęs dviratis, kažkas važiavo, numetė, užaugo kukurūzas ir neberado. Tik traktoristai turėtų žinot, kad jie ne su kombainu važiuoja ir nevažiuot paskui. Sės ir užklims tikrai be jokių problemų. Šieną šėrėm, ten dar miltukų biškį, kokių bulvių runkolių. Atrodė, kad viskas gerai, o dabar jau taip nebėra šitais 50-60 litrų karvių torduoti. Kitaip neapsimokės tau kukurūzus apie rulonus. Atėjusi man sako, nesmulkinam tiek daug, nes sako, čia priekabos ratai išlūš. 60 kubų tai yra daug. Labą dieną, šiandien sveikiname su jumis iš Šilalės rajono ir važiuojame aplankyti ūkį, kuriame vyksta pašarų ruošimo darbai. Navigacija rodo 10 minučių, esame visai netoliese, todėl žiūrime, kas mūsų laukia toliau. Kratytuvas kukurūzų, matomai esame netoliese jau. Labas, viršininkė. Matosi kombaino krūva. 190 eurų. Nu tai priklauso nuo to, kiek spausi. Jei didesnis kukurūzas užtenka lėčiau važiuoti, mažesnis reikia greičiau, bet šiaip plius minus 90% yra normalu. Aišku, kombainas leidžia kelti iki 110 su rezervu, kad neuždusintum, jeigu viršinsi 110 apkrovą, tiesiog protingas kombainas atjungia kederį, daugiau nebekemšamasis į būgną. Senesniuose kombainuose kokių apsaugų nėra. Grūdi tol, kol uždūsta arba kombainas, arba užsikemša pobūgnis. Tada ką pasiraitoji rankovės, lendi po apačią, atsisuki pobūgnį, atsidarai angas, išsivalai viską. Tada gerai, jeigu neprisikemši kamino, nes tada reikės 2 metrų kačergas išsikrapštyti viską. Kuro bako talpa 1300 ir 1350 litrų. Tai realiai pilnai dieną ilgai 12-14 valandų per akis pilna apkrova. Kadangi dirbam su ruloninių birių medžiagų presu, tenka pastovėti, tai mums bako užtenka 2 ir 3 dienom. Duodam signalą 2 kart pypt ir išvažiuoja. Yra daugiau signalų. Tai yra galim ir galkę junginėti ant šviesų, bet tiesiog pats paprasčiausias dalykas, bent jau man. Kiti gal signalina kitaip, bet čia taip paprasta. 3 kart pasignalinsi, ką tada reiškia? Nežinau, Nėra tokio. Reiškiasi rankas sudrebėjom. Dažniausiai va pasikeliam ištiesiam galą, kad nepūst ant traktorių, nes jeigu būna kažkokių liekanų, dabar kad ir kukurūzas likęs, paleistume kederį kaip tyčia, kaip netyčia važiuoja į traktoristui ant kabinos. Tada į tai pasižiūri mirtinų žvilgsnių, kad jau darbą kažkiek, žinai, sudegintų žvilgsnių tave. Tai geriau taip nedaryti, aišku, yra buvę papuolės, apkrovės, tikrai baisiai apkrovės, bet yra kaip yra čia. Iš kitų kolegų pasakojimų galiu pasakyti, kad kombainas labai pravažus. Jeigu yra kažkokios balos pelkės, tai su kombainu gali laisvai važiuoti, neužklimsi. Tik tiek traktoristai turėtų žinot, kad jie ne su kombainu važiuoja ir nevažiuot paskui. Nes sės ir užklims tikrai. Vienas pagrindinis dalykas kukurūzui tai kombainų pravažumas. Jeigu kombainas pravažus, jokių problemų nebus. 2 tiltai reikalingi kaip 2 rankos panašiai. Nes dabar tai dar geras oras, saulytė šviečia čia. Kai tik vasarą imam, būna prastų orų, šlapia, kalnai, molis, priemolis. Jeigu vientiltis kombainas, jisai pradeda slyst šonu. Pradžia metų tikrai žodį nekokį derlių, paskiau įsibėgėja, pirmos žolės mažai pripjojam, bet užtat dar nupjojam 2 žolės, jau kažkaip antra žolė ir 3 labai gerai auga, nes buvo drėgmės ir šilumos. Ir dabar 4 žolė yra žaliuoja šitai. Gali jie nori dar kartą pjauti. Apie 80 hektarų žolės ir likusi ariama 60 hektarų. 30 hektarų yra beveik kviečių buvo žeminių
neblogai bėra irgi. Turint omeny, kad mes jokių trąšų nenaudojam, nieko, kad pieno ūkis yra, tai kiek jau iš mėšlo, iš srutų patręšiams, o daugiau mes netręšiam. Kukurūzų irgi netręšiam, jokių trąšų nenaudojau. Tiek, kiek iš ūkio buvo. Ir tie kukurūzai irgi iš pradžios atrodė kažkaip įtartinai, o paskiau buvo tai tas svoras, drėgmė ir jie pasitaisė ir va dabar dedam šitai. Iš 30 hektarų bus apie 1000 rulonų. Kiek turit karvių? Yra 100 melžiamųjų tik pat prieauglė. Jaučių nelaikom, kaip pasakyti, galimybės nėra. Daug reikalų labai, resursų. Nu, bet veislinį buliuką turėjau nusipirkęs pernai, tokį pat laiku, prieš pat kukurūzų pjovimą. Iš Lumpėnų nusipirkau, parsivežiau, išleidau iš priekabas, tenai ganykloje prie telyčių. O jisai apstrikinėja ratą ir ant manis. Ir manis sulaužė stuburą, viską šitai buvau jau atsijungęs. Gerai, kad tas darbininkas pievą pjovė šonę, pamatė, bet kol atbėga, jau aš buvau be sąmonės. Eina savo. Su tais buliais neprognozuojami. Sako, žinai, reikėjo šokti po priekabą, žinai, kaip aš iš pradžių negalvojau, žinai, išleidau strikinėje jisai, o kad jau paskui jisai strikt ant manęs, jau buvo po laiką kažkur man strikt padaryti. Tiesiog taip greitai, grožės, kaip jis ten strikinėje, staiga sugalvoja, nei iš jo nepasmerguo ant manęs. Blogai baigės. Nu, kaip pasakyti, blogai ir gerai, kad vežimėlį nesėdu, vėl dirbu šitais. Prieš kukurūzus dedant, mane sulaužė 2 savaitės. Aš jau kukurūzus, taip pat kaip dabar vežiau. Buvau čia langetuose, sėdėjau. Eina, na čia. Kiek dabar į rulonų sukam, gal 4 metai. Anksčiau į kaupą dėjau, bet niekaip nesuprasdavau, kas yra. Į kaupą, kai susidedi žiemą, viskas gerai yra. Atein pavasaris, kai prasideda bėdas. 100 karvių per mažai, kad dėti ant žemės kaupą ir jį šerti. Nes kai šeri, nuo vieną galą eini, kol iki kitą daini, ten jau pradėt gesti. Ir daug išmetinėjom, paskui nutariau, kad tas nuostolis, kurį aš išmetu, praktiškai kompensuoja mano tą pabrangimą sukant į plėvelį. Viskas gerai su tą paslaugą čia yra. Aš skaitau, kad ypač mažesni ūkiai tai turėtų naudotis. Nes nėra galimybės ten silusinės kažkokias pasistatyti, dar ką nors. Ir naudoti, jeigu mažas ūkis, tai tavo tas silosas dėts kukurūzų, tai viskas, jis iškeps vasarą ir išmesi. Aš tokį sprendimą priėmiau, aš manau, kad geras yra sprendimas. Šiemet dar dalį kukurūzų pardaviau. Niekada nežinosi, žinai, kiek tų kukurūzų reikės, bet buvo likutis. Man dar pernykščių kukurūzų užteks iki naujų metų. Iš kaupo parduoti vėl būtų problemas. Na, aišku, silusinės būtų, kitais metais galėtum pasėti ten tų kukurūzų mažiau, jeigu užsilieka, bet vėlgi, jeigu ten pradėsi vėl kaupti, silusinės bus užimtas, dar reikės tada dar vieną silusinį. Kaip Lumpėnuose ten, kad jie 2 metų silosą kukurūzų šeria, bet jie turi tų silusinės, ten nėra problemas, yra vietas, kur net sako, kad kukurūzai 2 metais dar geriau virškinas, negu kad šviežias kukurūzas čia po mėnesį pradaryti. Virškinamoms geresnis yra. Aš šitai pastebėjau kukurūzus rulonus, kai šeriam. Jau dabar šitus pernykščius, kur šeri, jie tokie rulonai yra skystesni, tokie minkštesni. Matyta fermentacija jau į ląstelieną, valgysi ten suskystėja. Nebėra tokie kiekiai, va dabar šito šviežius kilnoja kaip agurkai. O paskiau jau kaip pernykščius, kai keli, jie spaudžias, plojas jau. Nebėra standumą, jau ten išsifermentavo viskas. Pernai, per lietų dariau, tai 1-3 svėrį. Ir aš taip kažkaip, patirties nebuvo, bet aš pasikliuoviau, sakykime, jų žodžiu, kad nieko čia nebus, tam kukurūzui viskas bus gerai. Ir per lietų sudėjom, geri tie kukurūzai buvo, stebėjaus. Pabandyk tu šitais žolį susukti su vandeniu, nieko gero nebus. Matyt, kukurūzai gerai fermentuojasi iš savęs. Ritinys realiai pasidaro labai priklauso nuo masės, bet šiaip standartiškai per minutę laiko kažkur vienas rulonas iškrinta iš preso, sparta tikrai didelė. Didžiausia problema būna masės užpildymas.
nes būna atstumai iš laukų, dideli, veža 3-4 priekabom, atsiranda tarpai tarp priekabų, daugiausiai stovima prie temlių, šiaip rulonas presuojant minutė laiko pasidaro, tai realiai tonom galima lygiai taip pat skaičiuoti, rulonas būna toną iki tonos 100, tai 1,15 m rulonas standartinis birių medžiagų, tai tokia sparta eina. Apvyniojimas rulonų antrinė plėvelė vyksta labai greitai, realiai per pusę minutės rulonas būna suvyniotas, numestas ir paruoštas nuvežimui. Yra berot 4 galimybės, kaip galima ruloną numest, galima jį nurident nuo rampos, kaip anksčiau turėjo mūsų senieji LT masteriai, galima pastatyti, palikti ant rampos ir galima rulonų statyti tiek į kairę, tiek į dešinę preso pusę, jau čia pagal poreikį. Tai daug patogiau ir ūkininkam pasimti, negulščius nuristus nuo žemės, nes rulonas vis tiek stovi ant plėvelės, kur yra daugiau sluoksnių ir mažiau atsiranda rizikos praplėšimam visokiem, ir patogesnis darbas, greitesnis nuvežimas. Ir visur po truputėlį susidaro tas vadinamas spartos reikalas, kada galima per tą patį laiką padaryti daug daugiau darbo ir kokybiškiau. Visas apvyniojimas antrinė plėvelė yra automatizuotas, tai realiai reikia tik taip preso nustatymuose pasirinkti, kiek tų sluoksnių nori apvyniuoti ruloną pilnai. Tai 2, 4, 6, 8 sluoksniai ir jisai automatiškai pagal rulono dydį apvynioja. Tarkim, jeigu bus 1,15 m rulonas apvynioja 22 apsisukimus, jeigu 1,20 m apvynioja 24. Taip standartiškai jisai be didelių problemų parenka pats pilną apvyniojimų skaičių. Presai puikiai dirba tiek su tinkliuku, tiek su plėvele pirminė, kur galima apvynioti. Aišku, dabar aktualus klausimas dažniausiai būna utilizavimo reikalais. Daug ūkininkų iš tinkliuko pereinama jau ant plėvelį dėl utilizavimo, lengviau utilizuoti. Kitas didelis pliusas dirbant su plėvele, masė kukurūzo esant šaltai žiemai neprišala prie plėvelės. Tiesiog nupjovus plėvelę, visas kukurūzas ar tai kokia presuojama medžiaga lieka neapsivėlus, priešingai negu tinkliukas. Į tinkliuko tarpus prilenda, prišala, tada atsiranda didelis problemos, kaip iškrapštyti masę iš tinkliukų. Gaunasi daug išsimeta medžiagos. Aišku, dirbam pagal ūkininkų poreikius. Vieni ūkininkai nori su plėvele dirbti, kiti ūkininkai nori dirbti su tinkliuku, jokių problemų. Pakeitimas užtrunka 30 sekundžių. Turim 2 rišimo aparatus naujuose presuose, tai galima vienu metu įsidėti tiek 2 tinklus, tiek 2 plėveles. Galima dirbti vienu metu su vienu tinklu, viena plėvele, galima dirbti su abiem. Tai čia viskas priklauso tiek ir nuo apvyniojimų skaičiaus, ir nuo greičio. Jeigu iš 2 greičiau vyksta apvyniojimas, nes trumpesnis vyniojimų laikas, dažniausiai visi dirba su viena dėl vienos paprastos priežasties, kadangi naudojant 2 plėvelės ar tinkliuko rišimo mechanizmus, yra toks dalykas kaip padavimo ir nukirpimo metu plėvelės susiaurinimas ir išplatinimas, nes apvyniojimas skaičiuojamas nuo pilno išskleidimo iki pilno sudengimo. Tai reiškia, padavimo metu plėvelė yra sutraukta, yra šniūras, tai realiai gaunasi, dirbant su 2 padavimai, 2 nukirpimai. Tai nelabai efektyvu, kadangi visi nori taupyti, nieks nenorim be reikalų mėtyti medžiagų, tiek ekologiniais sumetimais, tiek finansiniais, ekonominiais. Tai dažniausiai naudojam vieną, bet ir rulonų pakeitimas. Realiai baigėsi vienam aparate rišimo, gali tiesiog per pusę minutės iš kito aparato paduoti ir tiek jau to darbo. Tai ganėtinai patogu. Kukurūzų sėjimusis pats irgi ten netikslinga pirkti. Aš geriau perku paslaugą, atkrenta man tą techniką, net gal ir žmogus atkrenta, nes reikėtų ten žmogų pasodinti ir tą pasidaryti pačiam. Jeigu tu kuo brangesnė įranga norėsi pasinaudoti ir didelės investicijas, kam man
tokios įrangas brangios tokiam, sakykime, ūkiui, jeigu galima tą kokybišką paslaugą, sakykime, su gerą įrangą gauti paslaugą. Tiesiog adekvačią kainą sumokėti ir kažkiek gal net sutaupysi. Kiek iš vis sėjo pas jūs kukurūzų? 30. Ir kiek pasėjo? Per dieną. Per dieną. Greitai pasėjo. Per naktį varė? Jo, tas vairavimas to traktoriaus yra pagal tą navigaciją. Ten jau tada sėjai, sakykime, nei užliptavo ant vagos, nei palika tarpą, nei greits darbs, sėjamoji galinga plati, ten nereikia ilgai prie to prisėjos būti. Patys pasėjom ir dabar patys atvažiavom nusmulkinti. O, tai va, pasėsėjo dabar smulkinkit. Mums gerai, jums gerai. Galvoja, žinai, tos kukurūzus. Į ruloną sukti ar į kaupą dėti, bet kol kas silosinės tikrai į ruloną suksiu. Bus projekts, bus galbūt adekvati vėl kaina už pieną. Statysime silosinės. Kai anksčiau čia aš milžau, jau gaudavau iš karvės 20 litrų. O, gera karvė. Šieną šėrėm, ten da miltukų biškį, kokių bulvių runkulių. Tai buvo gera. Atrodė, kad viskas gerai, o dabar jau taip nebėra šitais 50-60 litrų karvį torduoti. Kitaip neapsimokės tau kukurūzus sukti į rulonus. Ne, apskritai, viskas eina į priekį, šitais reikia įrangą nupirkti, jeigu tavo karvė suvalgys tą brangų pašarą, o tu negausi pieną. Nu tai viskas, bankrotas tada. Labai pasijaučia, kada tą pašarą duodi kokybišką, ne iš karto. Jo, mes čia buvo per COVID-ą, mums sakėsi sproga, buvo soja pabrango 1000 eurų. Gavom atsisakyti sojas. Atsisakėm sojas ir tokia mintis, reikia viską taupyti čia, pradėjom taupyti. Dar didesnį duobį įkretom. Karvės nebeduot pieną, už pieną mažai mok, ir pieną mažai, ir kaina maža. Dar didesnį minusą, kaip sakyti, eini į tą. Ir viskas. Negana to, supranti, tu greičiau, saka, šerk kaip šieriai, saka. Nes tau da karvės pakris. Nes jos tai iš jų bėgo, jeigu tu jai nepaduodi, tai viskas šitai. Rezumė, kad taupyti neapsimoka, nes galiausiai bus dar blogiau. Ne, kad tu karvį tur gauti. Jai priklauso mineralai, baltymai. Į baseiną nuvesti, į masažus, atostogų į Egiptą dar. O, atostogų išleidžiam, mes į ganyklas kai porą mėnesių. Sveiki, draugai. Laukas čia šiaip nemažas visai, ne? Kukurūzo biškį čia dar turi. Čia pasilikęs vėliau, jeigu pritruks. Oho, pasitiesis kilimą kokį čia. Kai tranšėja, tai nereikia laukti, ne? Ne, į tranšėją vyksta viskas greičiau negu į presus. Didelės priekabos. Tai žmonės spėja suktis ant duobės ir tada daug greičiau viskas laukuose vyksta. Tada yra 60 kubų rinktuvinė priekaba. Per kronę dirba tą, ne? Jo, kronė yra 35 kubų. Didžioji priekaba užpildoma per 10 minučių, mažesnioji priekaba per 7 minutės. Apskaičiavom dėl to, nes reikėjo dozuoti bakterijas, o bakterijas dozuojamos yra šitam kombainui pagal minutės. Paskaičiavom, per kiek laiko pripučiam priekabą, sudėjom, padauginom, gaunasi 1,5 litro į minutę, tai į vieną priekabą didžiąją gaunasi 15 litrų bakterijų įsipurškė. Fermentuotis padeda daugiau? Jo, padeda fermentuoti, padeda žiemai, išsilaiko geriau, nėra puvėsio. Čia jisai užpypsina? Ne, čia aš užpypsinu. Kombainis užpypsina. Tai pats susmulkintuvas užpypsina, jeigu per greit važiuoji? Jo, per didelė apkrova. Tai dizelinio variklio apkrova viršutinės strikties riba. Niekada neužkiši pobūgnio, niekada neužkiši peilių visų, kad reikėtų lyst po apačią ir žodžiu, krapštyti su rankytėm. Pamato, kada yra per daug masės, kombainas apkrautas, jisai sustabdo visą būgną, visą variklį. Nebeleidžia smulkinti. Praeitais metais smulkinau žolę, teko nutraukti elektros linijos laidus. Tai
žodžiu, ačiū Dievui, kombainui nieko nebuvo, nenutiko, nieko, žodžiu, viskas sveika, gyva, kibirkščiavo tik tai, atvažiavo elektrikai, sutvarkė, išrašė baudą. Kiek bauda buvo? Bauda buvo 250 gal eurų už tai, kad padaryta žala, kad pusė kaimo gyventojų sėdėjo be elektros ten kažkiek laiko, gal kelias valandas, kol buvo pranešta, kol buvo sureaguota, kol buvo sutvarkyta, tai žodžiu, pusė kaimelio teko sėdėti be elektros. Neleidžiu daugiau krauti. Aš norėčiau dar čia pribubinti. Vakar buvau, nematei, kokie prismulkinės didelė. Atėjo, jisai man sako, davai, sako, nesmulkinam tiek daug, nes sako, čia durpynas. Sako, arba aš paskesiu, arba sako, šitos priekabos ratai išlūš. 60 kubų tai yra daug. Dar prisipučia žalios masės, tai čia, manau, virš 20 tonų, tai tikrai. Žodžiu, turim vairavimo ūsai, kada vienas pasilenkė daugiau, sukasi, kada kitas pasisuka, taip sukasi. Čia turime autoskenerį. Jisai mato, kada yra kukurūzas žalesnis, kada yra sausesnis. Jisai gali nustatyti pjausnį didesnį arba mažesnį. Žodžiu, ir jisai pats mato, kad išlaikyti labai gerą kokybę. Čia yra su kietmetalis, jie sukantis patys automatiškai realiai pasigalanda. Šitie stovi vietoj, jie yra prisukti, transporteris suka ir, žodžiu, pjauna. Pakeitimas gan labai lengvas iš tikrųjų, iš apačios, keli varžtai. Jeigu peiliai geri, tai išlaikomas pjausnys pastovus. Jeigu ten jau pradeda eiti lapai, jau tada nesmulkina, tai žodžiu, ir tada gyvuliams jau tada blogiau. Kokį keiščiausią daiktą esi radęs besmulkinant? Nežinau, iš tikrųjų man neteko realiai nieko daug rasti, bet kolegai tai buvo dviratis. Kažkas važiavo, numetė, užaugo kukurūzas ir neberado. Kolegas smulkintams atrado. Suveikė visi dačikai, metalo pažinimas, sustabdė visą kėderį, smulkinimo būgną. Išlipo kolega pažiūrėti, kad ten, sako, nesitikėjau tokio vaizdo. O akmenų papuola dažnai? Žiūrint, kokiam aukštį pjaunam. Vieni ūkininkai nori, kad kuo aukščiau, nes pats kukurūzas jisai yra tik tais ląsteliena. Jo geriausia savybė yra pačioj burboliai. Žodžiu, vieni nori kuo daugiau masės, kiti nori kuo didesnės kokybės, bet mažiau masės. Tai jeigu pjaunam labai žemai, tai būna, kad papuola akmuo, nepapuola per būgną, jie sustabdo iš karto patys padavimo volai, tada būna net pažintas svetimkūnis, tada reikia sustabdo viską, tada eini ieškoti problemos ir žiūri, kad ten akmuo, vien dėl to, kad labai žemai pjauname. Buvo bairis, smulkinam pas vieną ūkininką, jau sutemo naktis, susijungiau visas šviesas, žiūriu, atvažiuoja mašina. Galvoju, čia dabar kas? Atvažiuoja ūkininkai, sako, labas vakaras, jo, tai čia. Mes, sako, ten sėdėjom iš toli, sako, žiūrėjom, sako, galvojom, kad čia ateiviai nusileido. Ta prasme, sako, ateiviai nusileido, kad, sako, tiek šviesų sujungėt. Tai, sako, tikrai atrodo kaip ateiviai. Aplink visą kombainą, kai susijungia visas šviesas, visas ledinės, tai tikrai gerai apšviečia. Matom pjovimo aparatą, turim ūsus vairavimui, taip pat turim kukurūzų palenkimus, kada dideli aukšti kukurūzai, reikia biškai aukščiau pakelti, kad jie nestate ateitų, bet juos tiesiog palenktų, kad jisai geriau įlystų į būgnų sekciją, kad paimtų ir paduotų pjaustyti ir traiškyti kukurūzą. Yra oras originaliai, kompresorius geras, sumontuotas, paimi biškai, persirengi, paputei, nusiputei, aišku, keliu negalima važiuoti su murzina purvina technika, tai visus va tokius dalykus nusiputi, nusivalai ir tada saugiai eksploatuojasi keliu. Remontas numušus peilį į kažkokį akmenį ar ką, tai yra tiesiog tam tikros vietos, kur tu gali prieiti, 2 varžteliai, vienas kaištis išsiima, atsileidi transporterį, realiai pasikeisti nėra labai sudėtinga, vežiuojamės atsarginių dalių, kiek mums gali prireikti.
nu kiek, nenusiveši antrą kombaino atsarginiam dalim, bet pagrindinės dalis dylančias visada turim. Tai įmanoma komplektuoti ir 2 kombainus vienoje vietoje, ir 2 presus vienoje vietoje, jeigu ir pagal poreikį. 8 vagučių 6 metrų, labai standartinis, tiek pagal sėlkas, standartė eina 6 metrų sėjimo aparatai kukurūzam, tai ir kederiai yra realiai lygiai taip pat. Taip pat turim visą įrangą reikalingą konservantam purkšt. Galim purkšt, galim nepurkšt pagal ūkininkų poreikį. Yra bakas inokuliantų. 275 litrai. Pagal poreikį galim išpurkšti ir į smulkinamą masę konservantus visus, kokius reikia. Labai lengvas valdymas. 2 programuojami mygtukai, ką nori tą susidėti. Aišku, čia pas mus kolegos ekspertai padaro M1 strėlės kilnojimą aukštyn žemyn. Galim matyti 2 leidžia. Labai patogu greitam valdymui, kai skirtingo aukščio priekabas. Automatinis strėlės reversas į kitą pusę persuk. Važiuoja, kad nereiktų rankas sukinėti. Tai susikomplektavo transportui, dėl to, kad išjungtas būgnas. Kada būgnas įjungtas darbiniai padėti, veikia strėlės reversas. Jau pradedam darbą, pasikeliam M1, einam į lauko darbinę poziciją, pasileidžiam būgną. Iškart apsukas kyla. Iškart įsijungia būgnas, susikeliam apsukas iki darbinių. Visada pasileidus reikia reversuoti kederį, kitaip neleidžia paleisti. Reversuojam, pasileidžiam kederį ir važiuojam, rankeną stumiam švelniai. Kombainas dirba, kai laikrodis. Susitarė, kad važiuojant 6, ne? 5. Nu jo, čia kol lauką apsipjaudinėjom pradžiai, visada lėčiau važiuojam, kad mažą ką lauko krašte kažką sutiksi, rasi akmenį, kuolą, stulpą ir dar kažkokių gėrybių, kas gali pakenkti kombainui. Darbas kombainų labai paprastas, nieko daryti per daug nereikia. Išmokti dirbti galima labai norint realiai per 1-3 valandas. Didžiausias reikalas yra priprasti prie pačio jautrumo. Aišku, turi 4 pozicijas. Greitėjimo, lėtėjimo, įsijungus atbulinį, kederis pasikelia automatiškai ir atsireversuoja. Kroninis kederis labai man patinka dėl vieno dalyko. Su juo galima pjauti žolėtus kukurūzus ir neturėti jokių problemų. Nu, kaip čia matyt, čia labai nedaug to žolės, bet kur būna pas ūkininkus ekologiniai kukurūzai, žolė realiai būna aukšta ir dauguma kederių mes anksčiau dirbdavom su klasiniais, tai kemša, pjauti neina, užvelka. Dėl to šitas kederis yra 10 kart geresnis. Kaip matot, ir žolėti kukurūzai yra žolės pagauna, viską švaru, dirba puikiai, jokių problemų. Tai yra vienas iš didesnių pliusų. Priešingai negu tie rotoriniai, jie kemša, velka, neišsivalo, prikemša, turi stot, tada jau pradeda nepjaut, guldo kukurūzus, o su šitais kederiais problemų mes neturim.